Trumpai apie integralios stimuliacijos tarpus. Taip, kai mes klausomės intensyvų terapijos ciklą, 6 dienas, 6 naktis, terapijos tarpas gali būti 4-9 savaitės. Namuose, kodėl pridedam 4? Todėl, kad jūs namuose galėsite truputėlį daugiau turėti išklausytos pačios terapijos. 4 savaitės yra irgi priimtinas laiko tarpas tam, kad smegenys gebėtų ir adaptuotųsi prie gautos stimuliacijos ir gautos informacijos. 2 kažkur savaitės smegenys dar gyvena sužadinimo būsenoj, 2 jisai adaptuojasi. Bet dar kartelį pabrėžiu, kad jūs galite judėti savo vaiko ritmu. Stebėkite savo vaiką. Taigi, tarpas negali būti mažesnis negu 4 savaitės ir didesnis negu 9 savaitės. Tai labai prašau vadovauti šiuo. Klientai, tėveliai, kurie su savo vaikais klausysis intervalus po 1,5 valandą per dieną ir po 1,5 valandą per naktį, tokiu būdu tarpai tarp šių terapijų, jos bus vienas ciklas truks 20 darbo dienų, nes turim praklausyti 30 valandų po 1,5 valandą ir kitas ciklas irgi sudarys 20 ir jūs keliausite ciklais per mėnesius po 20 dienų, bet jūs nutiesite irgi tuos pačius kelius, ką nutiesia tėveliai ir su intensyvia terapija. Šie abudu metodai yra tinkami būdai taikyti terapiją ir jie yra vienodai tinkantis. Bet labai yra svarbu pasirinkti jūsų vaikui tinkantį, nes kiekvieno iš mūsų smegenys yra labai skirtingos. Tai tarp šių 20 dienų terapijų tarpas turi būti ne mažesnis negu 2 savaitės ir ne didesnis negu 6 savaitės. Tai aš labai norėčiau, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į savo vaiko ritmą, į savo šeimos ritmą, nes terapija turi papildyti jūsų šeimos ritmą. Jokiu būdu neturi jo sugriauti. Tai iki susitikimo integralioje stimuliacijoje.